Kita diena, tie patys darbai. Labas rytas. Tai mes jau pradėjom techniką varinėtis į lauką vėl. Variau Fergį. Yra ten zylinės. Atstovi. Ir dabar dar dapildysim džandžadyrą. O, brolis. Matuojas traktorių. Pasakys, ar verta, ar neverta žiūrėti tokį. Nu viskas. Mūsų danoks. Laukit vaizdelių, išvykstam. Kai rankas bus juodas iki čia. Mes švarus išvažiuojus. Kas čia buvo? Šiltnamis remontuojas pats. Dabar turėčiau su užpakaliu kliudyti. Susmulkintų. Jo. Viskas. Davai. Ei, davai, lopai. Knopkę susitaisiau. Pasikeičiau knopkę šiandien. Knopkę pasikeitai? Knopkę stres. Dabar turiu net remontinį komplektą knopkių. Bet čia tų blogųjų, aišku. Kur virint tepalą, kaip pamiršti. Jo. Bet turiu remontinį, jeigu kam reikia, kreipkitės. Turiu remontinių kurortų. Ai. Oi, kol davažiuosim iki lauką. Oi, ilgai užtruksim. Kur tas mūsų laukas? Čia tai smagus yra pirinkavimas. Per keliuką yra atgal. Oi, atvažiavom. Sargiai medis. Medis. Vairuotojau. Kandriuk. Kombains varo, o mes čia turim tokią situaciją. Nesinori pirkti naujos padangas, nes vis tiek keliais drožiam. Ir aš pats ją sugadinau. O aš sugadinau su malkom. O tose malkose yra daug tokių dalykų. Ir čia šitnetoj padangų yra 3 skylės, aš jas visas užkišau su tais šniūrais ir nekeičiau. Ir dabar dar nenoriu keisti, nes dar nebaigiau tų malkų tvarkymo ir vinių tvarkymo darbų. Tai aš, kad ir naujas padangas uždėsiu, aš vis tiek jas suvarysiu. Tai mes pabandysim jas dar kartą suremontuoti. Gelbėtas už 4 eurus. Taip, tas čia pajungta. Užkursim. Nu gal gerai. Užtaisiau. Liftis kavorus nein. Dar biškį palauksiu, tegu padžiūn klijai. Vienu vandens atsinešiu ir važiuosiu lauką. Gal bus gerai. Jeigu nebus, tai ką? Pirksim padangas. 2 priekinės. Dar pinigėlių. O dar nei centą negavom, o jau beveik po baigtuvės. Kai technikas. Kaip pas rimtus ūkininkus. A, taip. Tuo tarpu Fergis jau išjuda. Gerai. Kombainierius
Čia irgi jau pilna, tuoj pajudės. Gerai. Perstumiu zylinės, kad kombainierius turėtų ką daryti, ką veikti ir nereiktų jam paskui tampyti tuščiai bunkerio. Tai nekreipkit dėmesio. Suskelė. Ai, kaip skaudžiai. Padedi. Ar būtų nupėjau žolę namuose? Ne, šiandien. Nu, ne. Gerai. Vėl stabdžiai kertas. Nesuprantu dėl ko. Gal išjungsiu kompresorių. Gražiausia maistas. Naujas krant. Nu į kas netinks. Nesuprantu, gal traktorius šaknis proto. Išleidau iš sistemos orą, važiuosiu be stabdžių. Čia už to kalną didžiausias nuokalnes. Sakau, dėl viso pikto pajungsiu kompresorių. Jeigu netyčia ekstra atvejs būtų, tai turėčiau sustabdymą. Tik pajungiu kompresorių, iki 2 atmosferų spaudim sukilo ir pani pradėjo stabdyti, užsikirto stabdžiai. Aš galvoju, kad ne priekabai problema, o šitam krane. Aš jį turiu antrą, pabandysiu pasikeisti.
Kaip jūs galvojat, kas gali dar atsitikti? Nuėjom į kraną, yra tokia skylutė. Turi savo kraną, yra tokia skylutė. Va, šits bent vaikšto, va, naujas. Tas senas, jisai viskas jam. Nu, turbūt, kad vis tikiuos, kad viskas. Dabar kaip uždėt. Sutepiau, nusiėmęs tą kraną su tepaliuku. Norinam stabdžius, parėję viskas. Pabandysiu dabar užkurt traktorių, pajungsiu kompresorių, pažiūrėsim ar padės ar ne, jeigu stabdžius paspausiu. Paliksiu jum kamerą, galėsit matyti. Parėjęs suskis. Tai gal viskas gerai, gal čia tas krans knisos nevaikščiodavo arba nedasispausdavo. Va šitas, nežinau kaip vadinasi, jeigu atvirai, vožtuvėlis šits ir negalėdavo oras laisvai vaikščiot, nes kitą variantą daugiau neturi. Nu bandom, nežinau. Gal dabar viskas gerai. Riet lengvai lygtai. Ne, nepadėjo. Vis tiek laikos va tiek va išsiskleidę per šitą vietą. Ir daryk tu jiem ką tu nori. Nežinau. Nusileidau nuo kalno jau to baisaus. Išsileisiu orą. Ir važiuosiu. Nu, atvariau. Be stabdžių. 13,4 drėgmė, kieturgi. Taip ir neblogai. Laukašiu užsipilt. Ilgai užtrukom čia. Nes vieni su kvietrugiais, kiti su kviečiais, kiti su miežiais, tai kol subėg. Nu, bet jau viskas. Tėtis dar brolį pripildė antrą kartą. Jisai dar bazilinės dar pildo. Tai mes su brolį dar šiandien išsipilsim. Rytoj su ziliniam susitvarkysim. Lauką nebaigėm. Tai dar rytoj mūsų javapjūtė tęsis. Atvarė pacaniuks. Tai ateik, ko čia drovės. Ką pridirbai šiandien? Nieko? Gerai, žiūrėk, kūnas. Kaip faina, kai važiuoji į elevatorių. Arba į, arba iš. Ir pravažiuoji kokią nors žemės ūkio techniką. Tai priekabas, kombainai, dar kažkas. Žmonės ranką keli. Aš aišku nepažįstu daug keliančių. Bet tai faina. Aš dabar baimę tokia įsivariau, kad net kelsiu rankas atgal, jeigu nepastebėsiu. Tai sakys paskui pasikėlė. Tai dabar matau, kad parvažiuoju traktorius.
Daug laiko turi? Ką? Daug laiko turi? Švaresnis vis tiek rytoj dienos nepradėsi. Pradėsiu, nes nieks nesugėda šiandien. Palauk, dar nebaigai. Dar prie kabėlės šito lauk, tai žinai. Nu tai dar spėjau grįžti, kol saulė nenusileido. Išpylėm bunkeriuką, dar padarys vieną. Bet jau viskas, saulytė kai nusileidžia. Dalgis jau nebepjaun. Ir viskas, diena baigė. Nu sausa da vaikštai, nieko nesijaučia, kos rasos. Bet mes jėt iš savęs, nuo žemės atidrėksta šiaudai. Vis tiek nenauja, tai nenauja. Nu bet tai ką, čia mums viskas paskutinis laukelis. Jau nukulta va, nuo šitų stulpų, nu va šis gabaliuks yra likęs. Ir paskui da už krūmų da kokie 6 hektarai. O parėjom tai nuo kryžių praktiškai. Tai jau nemažai numušėm. Tai va, tai šiandien da biškį paplūdysim, bet jau nedaug. Einu dabar da priekabas uždarysiu, nes paliktas atidengtas. O čia turim kalkių krūvą. Šiaip jas atvežė daug anksčiau, pavasarį, bet, nu, turiu telefonę nufilmavęs, kaip išvertė, tik tai neturėjau kur pridėti, tai pridėsiu dabar. Tai ten yra ar 4 ar 5 fūros, aš neatsimenu. Tai ar 100 ar 125 tonas. Kažkas tokio. Tai čia 22 hektarų. Gaunas grubiai po 5 tonas, sakykim. Taip labai grubiai skaičiuojant. Bet mes pabandysim ištraukti iš palidovo vegetacijos žemėlapį, kur pagal žalią spalvą tenai sudėlioji, kur geriau, kur blogiau. Ir pažiūrėsim, kad ten, kur kalnas, kur tie kryžiai, kad ten didesnę normą padarytumėm. Po 12 gal tonų. Čia visur po 4-3. Ir bus ledas. Kai atvažiuos kratyti, aišku. Taip, vieną uždengiau. Antrą neuždengiau. Pradėjau sakyti sakinį. Vo. Kaip gražiai. Aišku, šitų galėtų nebūt galutiniam variante. Bet mačiau ūkininkų, kur net su geresniais kombainiais kuli, kad irgi tų galvyčių yra. Taip kad nesmerkit. Drėgnas. Mano mėgstamiausias. Naują padangėlę uždėjau. Anoji pro ventilių leido orą. Viskas, jūs nakvosit čia šį vakar. Romantiškai gamtoj. O aš einu da prienų pripildysim. Bent vieną. Ir viskas, važiuosim namo. Neblūdysim. Va, išgulims. Kiek nesurinkta visko. Bet čia technologinė vežė, ją musėt sugriuvo kažkaip. Ir viskas. Nes galvas nupjautas.
Jos mums jie nukrenta, tą technologinį pasilieka. Nu, nesvarbu. Gerai, kad tų technologinių dabar mažai. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu būtų po 12 metrų. Džiugu, kad padanga mano meno atlaikė visą dieną. O, grožis. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit, paspauskit laiką ir iki.